Sveiki visi, čia aš Minecraft ir čia yra greitas update'as dėl to, kad aš baigsiu kurti video. Čia matote vaizdus iš mano iš dviejų paskutinių survival game'ų. Man nelabai jie sekėsi, todėl tokie baisus jie bus. Mirsiu labai greitai. Šitas video nebus labai ilgas dėl to, kad tik tai aš pasakysiu keletą naujienų. Heiteriams gerų, jums fanams blogų. Dėl to, kad aš uždarau šitą kanalą ir susikursiu naują. Jo pavadinimas bus Crafting Table, The Crafting Table. Jis bus angliškas dėl to, kad, kaip žinia, man yra pakankamai sunku kurti lietuviškai, labai dažnai nusišneku, greitai pametu ką kalbėti. Tiesiog nežinau, ką lietuviškai pratęsti daugiau. Tai todėl aš kursiu anglišką. Atsiprašau. Angliškas kanalas man atneštų, kai aš dar užaugsiu, kažkur 3-5 metų, atneštų man galbūt 1 milijoną prenumeratorių. O šitas geriausiu atveju 20 000. Tai čia nėra labai didelis kiekis ir čia mane šitą vietą nelabai sekėsi. Tai va, kai aš uždarysiu kanalą, galėsite nueiti jį ir tą prenumeruoti, jeigu nesuprasit. Deja, vis tiek galėsit palaikinti. Tai va, nenuliūskit visi, čia nėra labai skaudus dalykas. Aš pats jau turėjau tokią mintį uždaryti, čia man persinorėjo atmintis. Turėjau tokią mintį nuo maždaug paskutinio modo peržiūros. Dėl to, kad aš pamačiau, kad 4 dislaikai nėra man. Aš nesu toksai žiaurus, tai čia aš galvoju knockback 11, man atrodo. Svordą nepamačiau, kad tas Endermanas turėjo damadu svordą, būčiau aš jį tikrai kapojęs. Jo, todėl aš ir uždarau, nes tiesiog nebeturiu galimybės kurti daugiau. Čia Kitraksas man išlindas buvo. Maniau, kad dabar išlindo. Nes tiesiog jis yra toks labai panašus. Atsiprašau, aš peržiūrinėjau. Dabar ką tik buvo dėl to išsijungęs, dėl to Kitrakso. Tai čia kažkas man šovė srėdą, nesupratau nieko, kas čia šovė. Tai va, uždarau kanalą. Čia galite dar pasižiūrėti šitą video, paskutinį video. Aš pakomentuosiu dabar. Šitą video, šitą temą liūdna baigiam. Jūs galite dabar pasižaisti. Aš tik dabar pamačiau ir negalėjau patikėti. 11 levelę. Taip juokinga. Tada Markį kažkodėl mane užsinorėjo nužudyti. Tiesiog išsėlino už manęs ir aš nesupratau dėl ko. Man čia dar sprintas feilino keletą kartų, dėl to mirėjau. Čia biški. Aš supykau, nes jis turėjo ieškoti ne manęs. Tai va, čia yra kitas mečas, čia yra paskutinis mečas. Tai va. Jo. Aš šitose nesu labai daug padaręs, bet aš turiu, tiek 9 laimėjimus, bet kažkodėl nebesiseka. Tikriausiai dėl to, kad filmuoju visada, kai filmuoju, nesiseka. Aš ne vieną kartą buvau kilstreaką 10 padaręs. Bet čia aišku, kai gauni pirmoje čestoje svordą, dabar kaip matote, aš gavau tik tai gold kepurėlę, vienintelę forever alone. Po to, čia yra bugas, kai tie pasikelia, gali gauti tų šūdų, bet jų negali dėja paimti. Čia aš norėjau vidų įeiti, bet pamačiau, kad ten kažkas yra.
čia tada, kai aš pamačiau, o dieve, ne, aš mirsiu. Nu, aš turiu galimybę dar laimėti, tai yra iki vidurio daeiti. Bet jau nebespėjau. Tada susirinkau, aš pamaniau, kad dar statyti galima, bet nu, negalima. Taigi aš čia biškai pabėgiojau. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Ai, dar ne ačiū. Dar aš pykstu. Aš tikėjausi kažkur rasti kažką tai, bet, nu, kaip žinote, nėra labai sėkminga rasti tai, ko tiesiog neįmanoma rasti. Nes visas čestas pasiema. Jokinga. Dabar aš uždarau kanalą, jūs neverkėt, aišku. Dėja, toks man uždaryt. Paskutinio video tiesiog aš nebegalėjau kurti daugiau, nes 4, man atrodo, dislaikai man čia jau buvo širdies smūgis. Nebegalėjau pakęsti. Bet jeigu norite, kad aš dar pratęsčiau šitos video, tiksliau savo kanalą neuždaryčiau visiškai. Nu, neištrinsiu aš kanalą, paliksiu tos video. Bet jeigu norite, kad aš juos palikčiau, ta prasme, kad vėl jūs matytumėte šitos video, paspauskit 5 laikus. 5 kartus. 5 laikai, aš vėl pradėsiu kurti ir čionai, ir tenai. Aišku, tai yra sunkus dalykas, nes angliškas ir lietuviškas yra pakankamai. Na, čia paskutiniam, čia aš miriau va šitoje vietoje, nes čia bugas buvo. Va, jis nušoko ir kažkodėl mane teleportindavo visą laiką. Ir čia aš, nu, čia paskutinės sekundės mano rodymo. Dėkojau, kad žiūrėjote, nes kai persižiūrėjau, buvo nesąmonė. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, čia aš buvau Minecraft, ačiū savo subscriberiams ir iki pasimatymo kitame. Tikiuosi, kad jūs norėsite.